ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך לעולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Kaip jūs įsivaizduojate ir suprantate Mariją iš Nazareto, Siono dukrą? Ji veikiausiai yra pati reikšmingiausia istorijoje žydų tautos moteris. Pasak liudytojų, ji yra Jėzaus motina. Iš tiesų, Jėzus gimė ir mirė kaip žydas. Tačiau jo mokiniai įkūrė religinę bendruomenę, kuri šiandien pati skaitlingiausia ir kurios vystymasis buvo labai svarbus žmonijos istorijai. Aš net daugiau pasakyčiau, kai kurie mūsų, žydų, esame dėkingi, kad krikščionys skelbė Izraelio dievą visame pasaulyje. Mes negalėjome to padaryti, nes judaizmas yra išskirtinės tautos religija. Deborah Weissman gyvena Jeruzalėje, praktikuoja žydų religiją. Ji nuoširdžiai darbuojasi tarp religinio dialogo srityje visame pasaulyje. Yra tarptautinės žydų krikščionių tarybos pirmininkė. Mes nepriskiriame Jėzui nei dieviškumo, nei mesianizmo. Mums Jėzus nėra nei mesijas, nei gelbėtojas ir žinoma, nėra Dievo sūnus. Nebent sakytume, kad jis yra toks kaip ir mes, Dievo sūnus ir dukros. Tačiau mes galvojame, kad jau dauguma iš mūsų, kad Jėzus buvo labai didelis dvasinis pedagogas, labai didelis vadovas. Manau, kad Jėzus mums davė išskirtinius gyvenimo Dievuje pavyzdžius. Bet dėl to, kad jis parodė, kaip gyventi Dievuje, aš netvirtinsiu, kad jis yra Dievas. Norėčiau, kad daug daugiau žmonių pasaulyje sektų jo pavyzdžiu. Esame šventojoje žemėje, žemėje, kurią Dievas pasirinko atskleisti savo tikslą pasauliui. Išties, čia Jėzus vaikščiojo, mokė, gydė, atleido. Ir čia jis atidavė savo gyvybę, kad išgelbėtų visus žmones. Šiandien ši žemė jungia 3 religijas – žydus, musulmonus ir krikščionis, ir 2 tautas – izraeliečius ir palestiniečius. Situacija šventojoje žemėje yra dramatiška. Šiuo metu ir jau eilę metų iš kartos į kartą šios 2 konfliktuojančios tautos nesugeba nusileisti viena kitai. Tai tikrai dramatiškas šios žemės pašaukimo atžvilgiu. Ši žemė pašaukta liudyti Dievo žodį pasauliui. Tačiau, atrodo, esame nepajėgus gyventi tomis vertybėmis, kurias iškelia biblinė tradicija. Užmirštame, kad šis konfliktas taip pat yra ir dvasinis konfliktas. Šventoji žemė arba Jeruzalė yra Dievo pašaukimas. Dievas turi tikslą šiai žemei. Pasak psalmisto, kiekvienas sakys Jeruzalei, čia mano motina.
Jeruzalė kviečia net ateistus, net netikinčiuosius. Psalmistas nesako, kad tik žydai ar krikščionys, musulmonai ar budistai taip kalbės, bet kiekvienas žmogus. Tai labai svarbu. Dievas norėjo pasirinkti vietą, kur žmonės susitiktų vieni su kitais ir su Dievu. Ši žemė jau priėmė Dievo įsikūnijimą. Kaip savo vidinę nuostatą, ryšiu su Dievu, Marija gali padėti mums šiame taikos darbe. Marija įvykdė tai, ką jau minėjau. Ji įgyvendino išganymo slėpinį savyje, savo kūne ir savo sieloje. Tai reiškia, kad kiekvienas krikščionis gali būti kaip Marija. Savo kūne ir savo sieloje jis gali įgyvendinti dangaus karalystę. Šiandien Net for God jums siūlo priartėti prie Marijos, Jėzaus motinos, Izraelio dukters, žydų tautos moters. Tikime, kad ji veda mus prie Jėzaus, kuris kiekvienam iš mūsų yra taikos kunigaikštis. David Neuhaus gimė Pietų Afrikoje, vokiečių žydų pabėgėlių šeimoje, kuri paliko Vokietiją 1930 metais. Būdamas 15 metų ir jau gavęs tradicinį žydišką auklėjimą, buvau išsiųstas į Jeruzalę. Čia viskas ir įvyko. Būtent čia jis sutinka Jėzų Kristų per vieną rusų ortodoksų vienuolę, kuri buvo Mont des Oliviers moterų vienuolyno abatė. Tuo metu jai buvo 89 metai. Ji buvo ligota ir dėl amžiaus priversta gulėti lovoje, tačiau ji švytėjo džiaugsmu, iš jos sklido šviesa, kurią mačiau pirmą kartą. Po truputį ji pradėjo pasakoti savo istoriją, ne tik savo gyvenimo istoriją, bet savo tikėjimo istoriją. Kai po keleto mėnesių sutikau savo tėvus, jiems pareiškiau, kad Jėzus Kristus man tapo mano tikėjimo ir gyvenimo centru ir kad aš noriu tapti krikščioniu. David Neuhaus šiandien yra kunigas jėzuitas, gyvenantis ir dirbantis Jeruzalėje. Dėstytojas biblistas, vyskupo vikaras žydų ir rusų katalikų bendruomenėms. Jis kviečia mus žvelgti į Mariją, Izraelio dukterį, gilinantis į Izraelio tautos pašaukimo slėpinį. Norėdami suprasti Mariją kaip Izraelio dukterį, pirmiausia turime suprasti, kas yra Izraelis ir koks jo pašaukimas. Tai visuomet buvo bažnyčios kovos laukas, visos žmonijos istorijos kovos laukas. Tai Babelio tautos problema, nenorėjimas su niekuo giminiuotis. Giminaitis atskleidžia mūsų kilmę, o mes nenorime pripažinti savo kilmės, nes jis mus tam tikrą prasme apriboja, padaro priklausomus nuo kitų. Mes nesame visko pradžia. Tačiau atveju, turėdami suprasti Mariją kaip Izraelio dukterį, turime nuolat medituoti Senąjį testamentą, kad suprastume, kad per Senąjį testamentą Dievas paruošia mus įžengti į Naująjį.
Norėčiau pasigilinti į 4 Izraelio pašaukimus Senajame testamente, kurie, mano manymu, atskleidžia Marijos pašaukimą. Pirmoje Senojo testamento dalyje, kurią hebrajiškai vadiname Tora, įstatymų svarbiausias asmuo yra kunigas. Ir to įstatymo, kurį Izraelis gavo ant Sinajaus kalno, centre kalbame apie susitikimo palapinės Ohel Moed įstatymą. Marija labai realiai tapo šia susitikimo palapine, kurios centre yra Dievo žodis. Pačioje Izraelio širdyje Izraelis paruošė vietą palapiniai, kuri yra susitikimo su Dievu vieta. Ši palapinė nešama iš vienos vietos į kitą, kai tik Izraelis keliauja. Tad ji yra tarsi širdis plakanti Izraelio tautoje, o palapinės viduje yra erdvė, kur Dievas susitinka su žmogiškuoju asmeniu. Šia prasme čia pasireiškia Tėvo planas. Šioje žemėje mes turime bažnyčią ir toje bažnyčioje aš buvau įšventintas kunigu, kuri vadinama Marijos vardu – sandoros skrynia. Šis įvaizdis labai stiprus. Žmogaus rankų statyba, atlikta laikantis Dievo įsakų, tampa gyvu asmeniu, kur Dievas ateina susitikti su žmogiškuoju asmeniu. Jei žvelgsime į antrąją Senojo testamento dalį, vadinamą istorinėmis knygomis, jos centre rasime Izraelio tautą, kuris stengiasi laikytis Dievo žodžio. O čia centrinis asmuo yra karalius. Savo nuolankumu Marija atskleidžia, koks turi būti Izraelio karalius. Pagal Izraelio įstatymą jis labai skiriasi nuo kitų šio pasaulio karalių. Įstatymas sako, kad Izraelio karalius turi neturėti per daug žirgų, kitaip sakant, nesiremti karinėmis pajėgomis. Jis neturi turėti per daug pinigų, nesiremti finansinę galę. Ir neturėti per daug moterų, o tą per daug moterų reikėtų suprasti, kad jis neturėtų sudarinėti sandorų per santuokas su šio pasaulio karaliais. Izraelio karalius apibūdinamas kaip sėdinti savo soste, o jame jis tampa pats sostu Dievo žodžiui. Nes karalius apibūdinamas kaip tas, kuris mąsto viešpaties įstatymą dieną ir naktį. Turime labai stiprų Marijos apibūdinimą. Ji laikė, mąstė visus dalykus savo širdyje. Ji mąstė įstatymą ir kaip tas įstatymas veikia jos gyvenimą. Marijos asmuo yra priešingas šio pasaulio galingiesiems karaliams. Šia prasme, ji tampa karaliaus asmens atvaizdu. Noriu pabrėžti karaliaus, nes karalius yra centrinė istorinių knygų figūra.
Žvelgdami į trečią Senojo testamento dalį, ateiname prie nuostabių tekstų, kurie personifikuoja išmintį, Sofiją. Šie tekstai peržvelgia Ievos atskleistą moters paveikslą. Ieva yra moteris gundytoja, kuri priešinasi žodžiui. Bet išminties knygose, ypač jei galvojame apie paskutinį patarlių knygos skyrių, turime dorybingos moters paveikslą, kuri gyvena Dievo žodžiu ir aktyviai veikia pasaulyje, rūpindamasi savo šeimos gerovę. Pamažu, bet užtikrintai vykstantis išminties literatūrai, ši figūra personifikuojama. Chokman hebrajiškai, Sofija graikiškai. Turime tą nuostabų tekstą, kuriame Saliamonas atskleidžia, ko jam trūksta. Jam trūksta moters, kuri jam patartų. Tai moters pašaukimas pradžios 2 skyriaus pasakojime. Ji bus Ezer Kenegdo, ta, kuri teikia pagalbą, bet ir kuri veikia prieš savo neišmintingą vyrą. Tad Saliamonas ieško išminties, Sofijos, moters, kuri įkūnija išmintį. Ir baigiant, jei žvelgiame į patarlių knygą, joje Marija taip pat atsiskleidžia savo šviesoje. Jos veidas atskleidžiamas pamažu ir mes suprantame, kad pranašas turi klausytis Dievo žodžio ir juo persijimti. Tik paskui pranašas turi perduoti Dievo žodį pasauliui. Klausymasis yra labai moteriška veikla. Vyrai paprastai mėgsta kalbėti ir būti veiklos žmonės. Tačiau pranašas pirmiausia yra pašauktas klausytis ir mąstyti, o paskui perduoti Dievo žodį kitiems. Senasis testamentas tiesiogiai atskleidžia Mariją per šias svarbiausias Dievo žodžių tarpininkų figūras. Kunigą, karalių, išminčių, išmintingą vyrą ar moterį ir pranašą. Dar daugiau, Izraelio pašaukime yra tai, kas Marijos asmenyje pasiekia savo pilnatvę ir tobulumą. Gavęs įstatymą ant Sinajaus kalno, Izraelis atsiliepia: Naasė venishma, mes tai vykdysime ir to laikysimės arba klausysimės. Tai man labai stipriai susišaukia su Marijos žodžiais, kuriuos ji ištaria angelui. Tebūnie man, kaip tu pasakei. Šia prasme, tam tikroj plotmėje, Marija gyvena Izraelio pašaukimu. Mesijo gimimo akimirką, ji ištobulina jį iki galo.
šventyklos laikotarpiu. Antroji šventykla buvo sugriauta 70 metais. Kai ji dar stovėjo Jeruzalėje, ritualus joje galėjo atlikti tik vyrai. Kunigais būdavo tik vyrai. Moterys šventykloje lankydavosi ir mes beje žinome, kad Marija joje lankėsi, kai gimus Jėzui atnešė auką. Tai mums pasakoja Evangelijos. Manyčiau, kad anuo metu tai buvo įprastas dalykas žydų moterims. Tačiau prie šventyklos kulto apeigų moteris būdavo neprileidžiamos. Izraelio moteris taip pat gali mums padėti geriau suprasti Mariją. Iš pirmo žvilgsnio, žydų moters vaidmuo atrodo labai blankus. Ja retai pamatysi sinagogose, oficialiuose religiniuose susirinkimuose. Mat visas jos pašaukimas yra nukreiptas į vidų. Talmude sutinkamas žodis bait, namai. Kartais yra pavartojamas žmonai įvardyti. Tad žmona laikoma vyro namais, pačia namų esybė. Apie moterį kalbame, kaip apie žydų namų sielą, o žmonos neturintis vyras tam tikra prasme yra laikomas benamiu. Net jei jis gyvena ištaigingame pastate, jis neturi tikrų namų, pilnąja ta žodžio prasme. Šabas iš tiesų yra nuostabiausia savaitės diena, tai poilsio ir šventumo diena. Šabas sugrąžina mus į pirmąją Biblijos knygą. Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 7 dieną ilsėjosi. Kadangi Dievas ilsėjosi 7 dieną, ilsimės ir mes. Daug keliauju, nes darbuojuos tarp religinių santykių srityje, bet visuomet suplanuoju, kur būsiu per šabą ir jam ruošiuosi. Ir jei galiu to išvengti, visaip stengiuosi nekeliauti penktadieniais, ar bent jau penktadienio popietę, kad kur be nuvykus turėčiau pakankamai laiko pasiruošti šabui. Manau, kad vienas iš judaizmui būdingų dalykų yra švenčių gausumas. Dauguma jų buvo taip pat švenčiamos ir Marijos bei Juozapo ar Jėzaus laikais. Galbūt jos buvo švenčiamos kiek skirtingai, nes šiandien nebeturime šventyklos. Todėl visas savo šventes turėjome pritaikyti prie naujosios tikrovės. Mes galime suprasti Mariją kaip vieną iš ilgos žydų moterų kartų eilės. Iš tiesų, Matas savąją Evangeliją pradeda Jėzaus genealogiją. Joje jis mini 4 moteris, gerai žinomas Senojo testamento žmonas: Tamarą, Rahabą, Rūtą, Betsabėją arba hebrajiškai Betšebą. 4 Marijos pirmtakės moteris, kurių elgseną įkvėpė šventoji dvasia, nors iš pažiūros taip neatrodytų. Žvelgdama į šias moteris, mėgindama pamatyti jas žydų tradicijos akimis, susiduriu su neeilinėmis moterimis. Manau, kad esminis šių moterų bruožas yra jų gyvenimo pojūtis. Jos duoda gyvybę, saugo gyvybę, gelbsti gyvybę ir rizikuoja sava gyvybę, kad kito gyvybę išgelbėtų.
Štai kodėl Tamara, Judo marti, griebėsi apgaulės, kad giminė turėtų palikuonių. Kai Judas atsisako duoti jai į vyrus savo sūnų, ji persirengia prostitute ir su savo uošviu Judu pradeda Farą ir Zarą. Rahaba buvo Jeriko prostitutė, kuri atsivertė ir priėmė Izraelio dievą. Ji tampa Salmono žmona ir Boazo motina. Rūta buvo Moabitė, svetimšalė. Priimdama judaizmo vertybės, ji išteka už Boazo. Betsabėja, Ūrijo žmona, tampa karaliaus Dovydo aistros auka. Ji pastoja šiame nesantuokinėme ryšyje. Toliau su ja svetimaudamas Dovydas pasirūpina, kad Ūrijas žūtų, idant galėtų vesti Betsabėją, iš kurios vėliau jau teisėtoje santuokoje gimsta karalius Saliamonas. Dažnai šias moteris žiūrime paniekinamai, sakant, kad jos yra paleistuvės, ar jos šiokios, ar anokios, bet anaiptol jos neeilinės moteris. Pavyzdžiui, sakoma, kad Tamara atsidavė kaip kekšė savo uošviui Judui, visai ne. Jis suvokė neeilinę reikalo svarbą, nutrūkus giminiai, nebūtų Mesijo. Tad ji padaro viską, kad turėtų kūdikio nuo Judo, savo uošvio, kuris jai buvo nusikaltęs, nes nenorėjo duoti jai į vyrus savo sūnų. Tamara žvelgia toliau ne jos pačios gyvenimas. Ji pasirengus rizikuoti savo gyvenimu, nes ji palaikoma prostitute, kad išgelbėtų gyvybę ir išsaugotų Mestijo dinastiją. Šios moteris mums byloja apie tokį dievą, kuris yra neįmanomų dalykų viešpats. Tai ypatingai išryškėja Marijoje. Ji rizikuoja būti palaikyta tuo, kas nėra, kaip Tamara, kaip Rahaba. Ir tai pateikti Mariją yra teisinga, kaip tikrą moterį, kuri dėl Dievo plano atsisako savojo, kaip moterį, kuri geba žvelgti toliau ne jos pačios likimas. Tam pačiam giminės medžiui priklauso ir dar viena Marija atskleidžianti iškili figūra Mirijam, Mozės ir Aarono sesuo. Kai viešpats išlaisvina Izraelio tautą iš vergovės Egipte, leisdamas jai sausomis kojomis pereiti Raudonąją jūrą, Mirijam ir Mozė išveda tautą į gyvenimą. Pranešiškas Mozės sesers Mirijam vaidmuo itin išryškėja pereinant jūrą. Jei prisimenat, Mozė gieda giesmę, šlovindamas Dievo veikimą, tautos išlaisvinimą prie negyvosios jūros. Tuomet Mirijam užtraukia priegiesmį. Čia nėra nieko pranašiška. Ji tiesiog pakartoja, ką Mozės sako, tačiau nauja ir itin svarbu tai, kad ji paima simbolus, muzikos instrumentus ir išveda moterius šokti. Tai nepalyginamai revoliucingiau, nei mes galėtume manyti. Turėtume prisiminti, kad tai vergų tauta, gyvenanti baimėje ir tamsoje. Ši tauta ką tik išsivadavo iš 400 trukusios vergovės. Po 400 metų vergovės žmonės turėjo eiti sulinkę, nepajėgus šokti.
Jūros perėjimas per vandenį ir per kraują, kuriuos buvo išteptos durų staktos, yra gimimo patirtis. Ir būtent Mirijam jiems pasiekus kitą jūros krantą elgėsi kaip pribuvėja. Ji yra toji, kuri moko tik ką gimusi vaikelį vaikščioti kaip laisvą žmogų, vaikščioti šokant. Tad Marija iš tiesų moko Izraelį, kaip gyventi pasaulyje. Čia galime padaryti labai įdomą sąsają. Biblijoje 26 kunigų knygos skyriuje parašyta: Dievas sulaužė vergovės jungą, išvedė savo tautą iš Egipto žemės, kad eitų iškelta galva. Tai Marija, Mozės sesuo, išmoko juos eiti iškeltą galvą. Tai būdinga ir Jėzaus mokiniams, kurie tapo apaštalais gavę šventąją dvasią. Jie vaikšto iškeltą galvą. Šie žodžiai skirtinguose vertimuose paprastai verčiami "jie drąsiai kalbėjo". Tačiau tais pačiais žodžiais apibūdinama ir Izraelio tauta, kai buvo sulaužytas vergovės jungas. Marija, Mirijam, Mozės sesuo, čia yra centrinė figūra. Šokdama ji veda ką tik raudonąją jūrą perėjusią savo tautą, kuri šoka kaip išlaisvinta tauta. Čia ir vėl visai kaip Naujojo testamento Marijos esame mokomi gyventi be baimės. Ji turėjo priežasčių, dėl ko bijoti. Jauna mergina tapo nėščia, jos gyvenimas čia galėjo baigtis. Tačiau turėdama tikėjimą, džiaugsmą, pasitikėjimą ištikimuoju Dievu, ji mus veda per gyvenimą. Net jei turime priežasčių, dėl ko bijoti, čia turime mintyje šventojoje žemėje gyvenančių savo brolius ir seseris krikščionis. Marija mus veda į šokį, ištikimybės ir pasitikėjimo Dievui šokį. Šį mėnesį galime melstis už taiką Jėzaus šalyje, kad skirtingų tautų žmonės galėtų gyventi joje be baimės. Šio mėnesio žodis yra 87 psalmės 5 eilutėje. Apie Sioną bus sakoma, visos tautos gimė jame, nes pats aukščiausias jį įkūrė.